Taip, gerai. Tai praeitą kartą pabaigėm ties 8.3 ir išsprendėm pirmą ir potencialiai buvo spręstas ir antras, bet, bet kadangi praeitame epizode nėra, tai reikia perspręsti. Taip, tai apskaičiavom, kiek kainuotų traukinio, atsakymą turim, ne ant ekrano, bet turim, kad ten buvo 2918,4. Ir tada turim informaciją keliaujant autobusu, vėl kas nematė sąlygos, tai galite paskaityti, primenu, kad čia keliauja mokiniai traukiniu arba autobusu į kažkokią kelionę ir čia turim informaciją, kiek kainuotų traukiniu ir kiek autobusu. Tai jau apskaičiavom, kiek kainuotų traukiniu praeitam epizode, kas nematėt, galite pasižiūrėti, jeigu žiūrit jau YouTube'ai. Ir tada mūsų klausia antram, kiek kainuotų autobusu. Taip, tai esmė, kad čia mums reikia nuomotis autobusą 2 paroms, tai yra nuomos kaina ir tada važiuoti iki poilsiavietės 210 km ir grįžti atgal. Tai labai svarbu nepamiršti, kad dar ir grįšim atgal. Tai čia bus ne 210, o dvigubai daugiau kilometrų. Taip, tai matom pirmiausia, kad nuomos kaina vienai parai yra 450, mums reikės 2 parom. Tai galim paskaičiuoti pirmiausia nuomos kainą, galvoju, koks buvo dydis, mano rašo, tikrai netoks mažas. Tikriausiai buvo toks. Jo, tai tiesiog galim pasiskaičiuoti, nuomos kaina yra 450 dienoms, tai tiesiog yra 900 litų, būtinai nepamiršta matavimo vienetų. Ir tada turim, kiek mums reikia 100 km dyzelinio kuro, kiek kainuoja 100 km dyzelinio kuro, matom, kad kainuoja 30 litrų. Ne kiek kainuoja, matom, kad sunaudojam 100 km 30 litrų. Ir tada turim, kiek 1 litras kainuoja. Taip, tai jei žinotum, kiek iš viso reikia litrų, tai galėtum tiesiog padauginti ir gautum, kiek kainuos iš viso mūsų kelionė. Bet jo, turim 100 km 30 litrų. Galim ir išsirašyti, tarkim čia. Turim, kad 100 km. Reikia rašyti per daug angelius, nes labai negražiai gaunasi. Gerai, turim 100 km. Kaip negražiai, kai gavosi, bet žodžiu, suprantat. Mums reikia 30 litrų. Ne, čia nieko neprimelavau. Taip. Dabar klausimas, kiek iš viso mes kilometrų važiuosim. Tai mums reikia iki poilsiavietės 210 ir grįžti atgal. Tai čia galėtum kažkur pasiskaičiuoti ar kitoj eilutėj, kad viso atstumas, aš čia trumpinu, yra 210 kart 2, tai iš viso važiuosim 420 km. Tai galėtum paskaičiuoti šito, kiek kainuos tas mums 1 kilometras, kiek 1 kilometrui reikės litrų, tiesiog galėtum čia padalinti 100. Ar gautum, kad 1 kilometrui reikia 0,3 litrų ir tada galėtum padauginti. Bet taip pat galima ir su proporcija daryti, kaip potencialiai praeito streamo metu čia buvo spręsta, tik YouTube'ai nėra. Man visai patinka proporcija priminti žmonėms. Tai jo, 420 km tada būtų x litrų. Nors čia lygų nerašytum brūkšnį. Jo, tai primenu dar kartą, kad pagrindinė proporcijos savybė yra, kad kryžminių narių sandauga yra lygi. Tai kai tai pasirašom kažkokį proporcingumą, tai tada tiesiog galim ir pasinaudoti šitą savybę ir tada iš jos išeina, kad 100 kart x yra lygo kiti du kryžminiai nariai 30 kart 420. Ir tada galim dalinti abi pusės iš 100 iš karto. Jo, netgi.
Tai galim daryti iš karto, nes reikia rasti x, kadangi turim 100 x, tai 1 x bus 100 kartų mažiau, padalinam visada tokias lygtas iš skaičius, kuris yra prie x, ir čia gaunam, kad x yra 30 kart 420 padalinti į 100. Tai čia kaip veiks, kad šitie du nuliai išsiprastins su šitais dviem, nes galėtum išskirti tą visą reiškinį kaip 3 kart 10, kas yra 30, ir tada kart 42 kart 10. Tai jei sudaugintum, kadangi kai dauginam, tai nesvarbu kokia tvarka, tai čia turim 100 va šitoj vietoj. Ir dėl to tas 100 išsiprastina su šitu 100. Ir čia gaunasi 3 kart 42. Aišku, suskaičiuotų visada paprasčiausia skaičiuoti. Bet jei bandom lavinti smegenis labiau, tai 3 kart 4 būtų 12. Tai 120 plus 3 kart 2 plus 6, 126. Lyg ir turėtų būti. Matavimo vienetai, nepamirštam, būtinai buvo litrai, tai čia ir yra litrai. Ir atrodo visai logiška, gaunasi čia atstumas 4 kartus didesnis ir litrų reikia 4 kartus su šiek tiek daugiau. Ir buvom gavę, jei būtum ieškoję, kiek reikia 1 kilometrui, tai vėl būtum tiesiog tą pirmą lygtį dalyje iš 100, būtum gavę 30 iš 100, būtum gavę 0,3 litro. Ir čia gaunam, kad tie plus 20 km kart 0,3 ir duodamas tos ekstra 6 litrus, tai atrodo viskas čia teisingai. Ir turim tada kiek litrų reiks mūsų tai visai kelioniai. Ir galim paskaičiuoti tada, kaip čia mūsų tų dizelinio kuro kaina, ne? Nu, degalų kaina, nesvarbu kaip ten galim pavadinti, kuro kaina. Nu, tarkim, degalų kaina aš rašyčiau. Bus tiesiog tada tas 126 litrai, ne litai kart. Kiek tas vienas kainuoja, čia pripaišiu per daug. 3,4 lito. Nu, galiu ir viršui ten nutrint, kad nesimaišytų. Jo, kart 3,4 lito. Nu, ir čia jau galim pasinaudoti skaičiuotuvu, čia jau nedauginsim. Šiais sudėtingesniais būdais čia gal geriausiai matysis. Jo, 126 kart 3,4 gaunam 428,4 lito, būtinai nepamiršta matavimo vienetų, labai svarbu. Ir turim, kiek kainavo ta nuoma ir kiek kainavo važiavimas. Tai iš viso kaina bus... Na, ta nuomos kaina plus degalų kaina galėtum parašyti, bet galim tiesiog irgi rašyti, kad 900 plus 428,4 gaunam čia vėlgi, jeigu bandom mintinai, 1328,4 lito, nors ketvirtas labai negražus gavosi, bet visada pasitikrinam su skaičiuotuvu, jeigu galim, kodėlgi ne. Ir lyg ir neprimelavau 1328,4. Jo, atrodo gerai ir tada ir turim tą atsakymą. Na, kaip čia paskrolint. Gerai, čia galim ir įrašyti 1328,4 lito. Ir pasižiūrim, ar neprimelavau čia jums. Ne, neprimelavau. Labai gerai. Tai va toks sprendimas. Arba su proporcija galim, arba paskaičiuoti, kiek tam vienam kilometrui reiks litrų. Kad rastum, kiek iš viso kainuoja tas važiavimas mums degalų ir tada pinigų. Jo, tai čia tiek žinių. Šitam uždaviniui 3 taškai, visai daug. Ir tada klausia mūsų, kiek sutaupytų, jei vyktų autobuso, ne traukiniu. Tai vėlgi mes gavom, kad tuo traukiniu, kiek ten mes buvom gavę, jo buvom gavę 2918,4 ir čia ką tik gavom 1328,4. Tai ir turim, kad sutaupytų, kiek sutaupytų, nu, čia nebūtina rašyti su visų žodžiu,
Bet tiesiog turim, kad kadangi sutaupytų važiuodami autobusu, tai reiškia, kad traukinio turi būti brangiau, tai ta traukinio kaina minus autobuso kaina ir turim tą 2918,4 minus 1328,4. O čia 0,4 abudu panaikins viens kitą, aišku, jei mintinai skaičiuojant, nebūtų taip paprasta, bet pala, pabandysiu. Ir jeigu būtų 1318, tada būtų 1600, bet kadangi ten 18,28, tai 1600 dar 10 atsims, tikriausiai 1590 litų čia bus. Pasižiūrėkime, ar aš čia nemeluoju. Ne, nemeluoju, 1590 litų sutaupys. Biški daugokai, nemeluosiu. Link 2000. Įdomiai, kodėl čia taip gaunasi, nes šiaip, traukinio nuomotis nereikia, atrodytų, turėtų pigiau būti. Kaip čia gaunasi taip brangiai? Kodėl taip brangiai kainuoja? 48 litai, iš kur čia tokios kainos? Ir kur čia jie važiavo dar? Važiavo iš Pakalnių į Žibučius. Valandą ten su kažkiek ir 48 litai kainuoja. Čia biškiai atitrūkęs nuo realybės uždavinys atrodo, bet ką padarysi, kaip sakoma, jei tokia sąlyga, tai toks gyvenimas. Ir jo, tada šitam uždaviniui tiek žinių, visai fainas uždavinukas, daug taškų galima susirinkti. Na, svarbiausia čia esminis momentas nepamiršti grąžinti atgal tų mokinių, nes galima 210 km skaičiuoti vietoj 420 ir jei pamiršti, tai tada prarandi taškų, tai reikia atsargiai šiek tiek. O ir turim sakinį, kadangi kelionė autobusu pigiau buvo, nuspręsta vykti autobusu labai gerai, sutaupė pinigų žmonės. Ok, tada turim sekantį uždavinį. Jis atrodytų gal baisiai čia su tais dviem brėžiniais, bet pasižiūrim, ką turim. Dėžėse vešis maistą. Eina savo. Ok, tiesiog klausia mūsų, kurią dėžę reikėtų pirkti. O jie nori pirkti didesnio tūrio dėžę. Visus matmenis turim. Ir jo, čia turim tiesiog panašu visai į kubą, bet matom, kad čia nėra kubas, nes visas kraštinės skirtingo ilgio. Tai čia realiai tiesiog stačiakampis greta sienos. Ir jo, labai paprastai mokam apskaičiuoti jo tūrį. Tiesiog B1 galima skaičiuoti pirmąją yra A kart B kart C yra bet kokios stačiakampio greta sienio tūris, kur tiesiog ABC yra visų kraštinių ilgiai. Nu ir nebūtina rašyti daugybos ženklų tarp raidžių, jeigu nerašom, tai ten daugybą ir taip. Ir turim tiesiog tas visas sudauginam kraštinės 25 kart 24 kart 30. Čia vėl nereikia jokių stebuklų daryti, tiesiog suskaičiuotuvų sudauginam. Kokį gražų skaičių gaunam, 18 000 ir vėlgi, kadangi tūris, visada tūrio būna kubiniai matavimo vienetai ir būtinai nepamiršta matavimo vienetų, kai geometrinius uždavinius sprendžiam. Čia bus kubiniai centimetrai ir tada antrą tą tūrį galima skaičiuoti visiškai taip pat. Nu, čia galėtum išskirti gal, kad A1, B1, C1, kad čia skirtingi yra skirtingos kraštinės. Na, tikriausiai nepakenktų, jei neišskirtum, bet taip gal maksimalus aiškumas. Ir jo, tada turim kitas kraštinės, analogiškai visas datas, 26 kart 21 kart 32. Įdomu, atrodo, čia gal šiek tiek daugiau gausis. Įturiu.
O, vis dėlto ne, tas nukritimas nuo 24 iki 21 per daug pakenkė. 17 472 vėl būtinai nepamiršta matavimo vienetų, kubiniai centimetrai. Ir jie nori pirkti didesnę tūrio dėžę, kurios rūšies reikėtų pirkti. Na ir iš šito matom, kad tas V1 yra daugiau už V2, nes 18 000 daugiau už 17 000. Ir iš šito išplaukia, kad reikėtų pirkti, vėl aš nerašau negražių raštų, reikėtų pirkti pirmos rūšies. Ar mūsų klausia, kurios rūšies dėžės reikėtų pirkti. Tai ir parašom tada atsakymą, kad pirmos rūšies. Ir taip labai paprastai gaunam 3 taškus, vieną savo. Visai faina, tiesiog tai reikia žinot, kaip stačiakampio greta sienų turi skaičiuoti ir pažiūrim, ar aš jums neprimelavau. Ne, neprimelavau, tiesiog taip paprastai viskas išsisprendžia. Ir netgi 3 taškai, vieną savo. Kaip smagu. Jop, toks visai fainas uždavinukas su tūriais, net nereikia ieškoti jokių dydžių, tiek žinių. Ok, turim kažkokią lentelę. Makaronė prie laužo. Eina, sako, kokie čia aktyvūs žmonės. 2011 metais visiškai kitoks pasaulis buvo. Žmonės važiavo į ekskursijas, vakaronės prie laužo būdavo. Dabar būtų uždavinys, ten sėdi Tadas prie kompiuterio ir apskaičiuokite, ten, kiek vidutiniškai ten per dieną praleidžia valandų prie kompiuterio. Bet jo, 2011 pasaulis buvo kitoks, kaip sakoma. Ok. Turistų sriuba virs. Ir dar viktoriną organizuos, eina savo. Ir dar prizų gaus. Nu čia labai gerai gyvena pupuse žmonės. Ir dar saldžių prizų. Po 5 litus surinko. Čia būtų mažiau nei 2 eurai, eina savo. Dabar po 10 eurų rinktų. Kiek iš viso pinigų buvo surinkta. Jau galvojau, prašys, kiek kainuos viskas, blemba. Būtų biškai daug skaičiuoti. Bet gerai, kiek iš viso pinigų buvo surinkta. Tai čia turim, kad iš 38 buvo surinkta po 5 litus. Tai tiesiog ir turim. 38 kart 5. 5 kart 30 būtų 150, 5 kart 8 40, tai lyg ir 190 litų. Koks negražus 9. Šiaip, kai tik vienas langelis, tai sunku gražiai rašyti, bet nieko. Pasitreniruosiu daugiau, bus lengviau. Jo, tiesiog 190 litų, labai paprastai. Taip, ir tada jie verda. Nu, nes kiekvienas iš tų 38 po 5 litus, paprasta daugybė, nieko ypatingo. Bet turistų sriubai pirko jie, kaip čia, maistą, resursus maistą. Kaip čia pavadinti, gerybės maistą. Nu, šiuo atveju palačiakas. Nu, vienu žodžiu, maistą žodžiu pirko. Gal yra ir geresnis žodis. Maisto produktus. Jo, įvairius kiekius, bulvių, morkų, kruopų, druskos ir sviesto. Ir klausia, kiek kainavo produktai sriubai virti. Aha, tai čia turim visur 1 kilogramo kainą arba 1 litro kainą. Tai tiesiog čia labai paprastai, kiek turim kilogramų ir padauginam iš to, kiek kainuoja 1 kilogramas ir kiekvieną atveju gaunam tą kainą, kiekvieną pirkinio, tai galim paprastai ir skaičiuoti, kad iš viso kainavo, kiek kainavo bulvės, 8 kg, 1 kg kaina 1,2 litro
Plius dar morkas pirkom, 3,6 kg, kart kiek morka kainavo. 1 kg morkų 1,5 lito, plius kruopos, nu, kaip gražiai viskas iš eilės, žmonių neklaidina, 4 kg kruopų, kart 3,4 lito, plius 0,2 kg druskos, kart 1,8 lito. Nu, čia nerašykit, aišku, ant vertintojų vietos, aš tik rašau, nes ant ekrano savo rašau. Jo, kiek druska kainavo ir dar plius, nu, čia aš visada mėgstu apibraukti, kai keliu į kitą eilutę tą patį ženklą. Plius 0,5 kg sviesto, kart. O, koks brangus sviestas, 16,8 lito. Ai, bet jo, parduotuvėse tiesa, būna tie pakeliai dabar ne po kilogramą, ne, atrodo mažiau. Tai 1 kilogramas tai brangiai kainuoja. Bamba. Tikriausiai taip. Jop, ir atrodo, nieko nepamiršom, aišku, visada galim pasitikrinti, kai tiek daug skaičių. Jo, bulvės 8 kg, 1,2, morkos 3,6, 1,5, kruopos 4 ir 3,4, druska 0,2 ir 1,8 ir sviestas pats brangiausias, pusė kilogramo sviesto, kart 16,8. Gerai, dabar žiūrim, ar patogu čia skaičiuoti bus, kart 1,2 plius, nu, ir nereikėtų čia man apskliausti, tikiuosi normaliai suskaičiuos. Ne, viskas gerai atrodo. Jo, plius, nu, nes daugybą priorituoja už pirmiau negu sudėti skaičiuotuvas natūraliai, tai dėl to nereikia čia skliaudinėti nieko. Ir labai patogu. Plius 4 kart 3,4 plus 0,2 kart 1,8 ir plus 0,5 kart 16,8. Na, aišku, jeigu sprendžiat pupę, tai suskaičiuotų geriau, suskaičiavot vieną kartą, pasirašykit ir tada antrą kartą suskaičiuokit. Ir tikrai įsitikinkit, kad nepridarėt suvedimui skaičiuotuvo klaidų visada, kai tokios ilgos eilutės reikia visada pasitikrinti, nes labai lengva klaidą padaryti. Jo, ir tada čia gaunam 37,36 lito, tiesiog. Ir jo, neprimelavau, tikrai teisingai, blemba pala, žiūriu, jie apskliaudinėja. Įdomu. Vienoje vietoje apskliaudė jie litus skliausteliais, kitoje vietoje neapskliaudė. Bet man atrodo, jeigu nedarai tokio manevro, apskliaudimo, tai niekam nekenkia. Tai dėl paprastumo tiesiog galim neskliausti. Bet jo, čia tiesiog tiek ir gaunasi visai paprastai. Taip, tada turim toliau. Vėl gauna prizus žmonės, visai gerai gyvena. Aha, pala dabar galvoju. 10 prizų, saldainių dėžučių, šokolado plytelių. Aha, dėžutė saldainių daug brangesnė, šokolado plytelė daug pigesnė, pala, tik aš nelabai suprantu. Čia kiekvienam žmogui po saldainių dėžutę ir po šokolado plytelę jie turi galvoj. Ne, čia neturi to galvoj, nes to aišku neužtektų pinigų. Nes
matom, jeigu čia sudėtum, tai kad ir saldainių dėžutę, ir šokolado plytelę pirkti kainuotų 8,5 plus 3 kainuotų 11,5 lito, tai net 5 žmonėm neužtektų, tai tiesiog čia išeina kažkiek žmonių gaus saldainių dėžutes ir kažkiek žmonių gaus šokolado plyteles. Tai dėl to mūsų ir klausia, kiek daugiausia saldainių dėžučių galima nupirkti, kad visiems žmonėms užtektų prizų už 50 litų. Jo, tai čia realiai nėra tiek daug variantų, nes jeigu bandytum į tos 50 litų įtalpinti kuo daugiau šitų saldainių dėžučių, na, tai galim ir padalinti, kad aiškiai matytųsi tą 50 iš 8,5. Tik sudauginau netyčia vietoj dalybos. Jo, tai negalim nupirkti net 6, tai daugiausia galėtum nupirkti 5. Bet jei 5 pirktum, tai tikriausiai neužtektų ir šokoladui pinigų. Na, bet tada realiai žinom, kad galim pirkti arba 5, 4, 3, 2 arba 1. Nu, gal ir 0, bet aišku, čia bus tikriausiai ne 0. Tai paprasčiausias sprendimo būdas tikriausiai išbandyti visus variantus, kurių čia yra nedaugiau nei 5 ir pažiūrėti, kiek daugiausiai galim tų dėžučių pirkti, kad už likusius pinigus nupirkus šokolado plyteles mums užtektų pinigų. Ir būtų 10 bent jau prizų. Tikriausiai čia būtų galima pasidaryti nelygybę irgi. Tai kaip tada įveiktų? Galvoju. Tikriausiai net nereikia galvoti, nes vėl čia tik 10 klasė. Bet jeigu čia būtų didesni daug skaičiai, kokiam nors VBA, tai tikriausiai dar reiktų kažkaip pasidaryti nelygybę, kurią galėtum išspręsti. Bet kadangi čia tik 10 klasė, tai galim neapsikrauti. Ir tiesiog paskaičiuoti, tarkim, vėlgi, jeigu mes tą 50 galim čia pademonstruoti, jeigu dalijam iš 8,5, gaunam apytiksliai, kiek ten mes gavom, 8,5, 5,88. Vėlgi ten dėžučių tikriausiai. Dėžučių, tai šito galim daryti išvadą, kad galime pirkti, aš taip labai negražiai rašau, galime pirkti nedaugiau, nu, arba mažiau lygo 5 dėžutės. Na, čia kaip ir tokį išvadą padarom, gal net nereiktų pagrįsti čia, bet visada gerai pagrįsti, jeigu galim. Na, aišku, pilnai žodžiais rašyti geriausiai, jeigu turit vietos ir nerašot ant ekrano kaip aš ir galit gražiai užrašyti. Ir to tiesiog galim paskaičiuoti. Tarkim, tiesiog pirmas atvejis, jei perkam 5, vėlgi dėžutės, tai tada kas bus tada, mes tas 5 pirksim, 5 kart, vėlgi gal per 2 eilutes geriau rašyti, kad būtų įskaitoma labiau, tos 5 kainuos tada, 5 kart 8,5, ir kiek čia bus 42,5 ir jau turim 5 prizus, 5 dėžutes ir vėl čia būtinai nepamirštam litų ir tada mums liks, vėlgi galėtum rašyti, kad lieka, vėlgi pilna žodžiu, tas 50 minus 42,5, liks čia tik 7,5 lito. Ir, nu, čia aiškiai matom, kad už 7,5 lito mums čia tik 2 to šokolado plytelės pirkti. Kaip įpirksim tik 2 šokolado plyteles, tai mums čia neužteks. Na, nes mums reikia, gal net paprasčiau būtų, kadangi perkam 5, mums kainuos šičia, gal net šito kiek lieka galėtum neskaičiuoti, na, arba ne, galim apskaičiuoti. Lieka, tarkim, paskaičiuojam 7,5 lito ir galim paskaičiuoti, kiek reikia. Mums lieka tiek, o mums reikia tas 10 minus 5, kadangi mums reikia 10 prizų, mums reikia 5 dar prizų po 3 litus, tas tiek kainuoja šokolado plytelė
reikia 15 mums litų. Na ir 15 yra mažiau už, tiksliau daugiau už 7,5. Tai iš šito išeina, kad, nu, neįperkam, neįperkam. Taip galiu užrašyti. Tai pirmas variantas. Tiesiog netinka mums, 5 negalim įpirkti. Tai tada bandom su 4 tiesiog. Viską nutrinu. Antras variantas. O čia jau trumpinu tą patį užrašyti. Čia galėtum gražiai, jeigu 4 pirktum, tai tada tų dėžučių kaina būtų 4 kart 8,5. Tai turėtų būti tikriausiai 34, bet vėlgi nerizikuojam, paskaičiuojam gražiai. Jo, 34. Ojetus. Lygo 34 litai. Ir tada vėlgi lieka mums, paskaičiuojam tas 50 minus 34 yra 16 litų. O mums reikia, na, žiūrim 4 dėžutės, mums vėl reikia iš viso 10 prizų, tai reikia tada 6 plytelių, mums reikia 6 kart 3, lygo 18 litų ir vėlgi matom, kad 18 yra daugiau 16, tai iš šito vėlgi ta pati išvada, kad neįperkam tiek daug šokoladinių dėžučių. Na, čia neužtenka, galėtum irgi rašyti, tai irgi 4 negalim įpirkti. Na, ir jau matom, kad taip greitai mažėja, tai 3 tikriausiai tikrai turėsim įpirkti. Galėsim įpirkti, bet vėlgi paskaičiuojam. Trečias variantas, jeigu perkam 3 dėžutės, tai tada vėlgi ta kaina bus tada 3 dėžutės kart 8,5. Ir čia bus tikriausiai 25,5, bet vėlgi nerizikuojam. Pasiskaičiuojam su skaičiuotuvu 25,5 lito ir vėlgi tada lieka mums 50 minus 25,5. Čia turėtų būti 24,5 lito. Nu ir čia jau mums turėtų tikrai užtekti. Ojetus 50 minus 25,5, vėl nerizikuojam. Jo, o mums reikia, vėlgi perkam 3, mums reikia iš viso 10, tai lieka 7. 7 plytelės, 7 kart 3. Ir čia tiesiog yra 21 litas. Ir jau šiuo atveju turim, kad 21 yra mažiau už 24,5, tai iš šito darom išvadą, kad užteks pinigų, taip gal galim. Užteks pinigų. Tai gal galim formuluoti. Tai ir gavom jam per visus variantus, kuriuos galėjom, nuo didžiausio iki mažiausio, pirkdami tų saldainių dėžučių. Ir gavom išvadą, kad 3 ir yra didžiausias tas skaičius. Tai atsakymas ir yra tada, kad 3, kiek daugiausia saldainių dėžučių. Atsakymas 3 dėžutės su E. Jo, atrodo visai logiška. Ir aš jums nemeluoju. Taip, tai čia, kai maži skaičiai, tai galim spręsti taip. Na, galvoju. Sveikas, Kaspa, dėl kokios priežasties sprendė šios uždavinius jūs, tai šiaip noriu į YouTube įkelt, nes pažiūrėjau, kad YouTube nėra daugelio metų pop uždavinių sprendimų. Tai manau, kad visai naudinga žmonėms turėt tiesiog, kai ruošęs kažkas egzaminam. Ir šiaip patinka smagu spręst, tai kodėlgi ne. Taip, manau. Toks atsakymas. Taip, bet su šitą sprendimą, aišku, problema, kad jis tik su mažai skaičiais veikia, jeigu čia būtų daug didesni skaičiai, tai neveiktų. Tai efektyvesnis sprendimas būtų nelygybę susidaryti, tai vėlgi galim ir pabandyti, kadangi turim laiko. Gerai, tai mes norim sužinoti, kiek daugiausia tų saldainių dėžučių
galim pirkti. Tai jeigu pasižiūrėjau, visoms lygtėms ar nelygybėms x reikia tokiuose uždaviniuose, kai ieškom kažkokio dalyko, tai x galim pasižymėti, tas, vėlgi trumpinus saldainių dėžučių kiekis, čia pilnai žodžiais, aišku, užrašyto, tai jeigu spręsit normaliai egzamine. Ir taip, tada turim 50 litų, vėlgi nedaugiau, tai čia iš karto kvepia tokiam nelygybėm, čia nedaugiau, tai aišku, mažiau lygų kažkas bus. O kas turi būti mažiau lygų 50, tai kaina visą tų mūsų prizų. Tai jeigu turim x, tai galim pagalvoti, kaip tada atrodys ta nelygybė, kiek iš viso kainuos mūsų pirkiniai. Tai jeigu perkam x tų dėžučių, tai x kart 8,5 atrodo, kiek yra mūsų tų dėžučių kaina. Ir tada, kaip mes skaičiavom, vėlgi, net iš tų pavyzdžių matėm, kad skaičiavom, kiek reikia plytelių, iš 10 atėmė, kiek mes pirkom tų dėžučių. Tai tada tų plytelių kiekis visada ir buvo 10 minus x. Tik čia reikia apskliausti ir mes visada tą skaičių dauginom iš 3. Reikia apskliausti, nes čia yra minusas ir kad nepriorituotum daugybos, kad nebūtų x kart 3, tai tiesiog apskliaudžiam, kad čia yra būtent šitas vientisas skaičius, kurį mes dauginam iš 3. Ir mes taip ir skaičiavom kiekvienais tais atvejais, tikrai galite įsitikinti, kad mes tą pačią logiką ir darėm. Ir turim, kad šita mūsų visa kaina turi būti nedaugiau, tai yra mažiau lygu už 50. Ir turim tokią nelygybę. Tada lieka ją susitvarkyti gražiai. 8,5x paliekam, tik persirašom gražesniu formatu, tada čia iš 3 reikia atskliausti, vėlgi kaip atskliaudžiam, tai dauginam narį tą iš kiekvieno nario, kuris yra skliaustuose, plus 30, 3 kart 10, 30, pliusas su pliusu lieka pliusas, tada 3 kart minus x, nepamirštam, kad čia minusas, pliusas su minusu, gauna minusą duoda, ir x kart 3 yra tiesiog 3x, ir vėlgi turim mažiau 50, tada galim sutraukti panašiosius narius. Čia gal, kad staupyti vietos, galiu išplaukę ženklą rašyti. 8 minus 3 gaunam 5,5x. Ir kad taupyti laiką galim iš karto tą 30 persikelti į kitą pusę, nes visada norim, kad lygtys arba nelygybėse vienoj pusėje liktų tik x, o paprasti skaičiai kitoj pusėje. Ir kai 30 keliam per nelygybę ženklą arba per lygybę ženklą, tai visada pasikeičia ženklas, buvo plus 30. O tampa minus 30. Ir čia mažiau lygu 50 minus 30 būtų. Tai būtų 20 iš 50 atėmus 30. Ir tada vėlgi, kad gražiai matytųsi x, visose tokios arba lygtyse arba nelygybėse reikia padalinti lygties abi pusės iš to skaičiaus, kuris yra prie x. Tai šiuo atveju padalinam iš 5,5. Ir gaunam tada, kad x yra mažiau lygus. Įdomu, koks čia skaičius gausis. 20 padalinti iš 5,5 gaunasi labai negražus skaičius. Tai tokiu atveju mums reikia patiems susitvarkyti, nes, šiaip galėtum pastebėti, kad čia yra 63 visur, kartojasi begalybę kartų, tai galėtum užrašyti kaip 3,63 periode. Ir tada aiškiai matytųsi, kadangi tas mūsų saldainių dėžučių skaičius turi būti sveikasis, tai yra skaičius, kurio skaičiuojam daiktus be kablelio, tai aiškiai matytųsi, kad x yra 3. Bet galiu ir parodyti, kaip čia reiktų tada kaip trupmeną užsirašyti, tas 20. Čia gal atskiroj vietoj rašysiu, čia tą visą sprendimą jau matėt, galite atsisukti atgal, jeigu jau YouTube'ai žiūrit. Bet visa esmė, kad gaunam 20 padalinta iš 5,5 jau dabar. X yra mažiau už 20, gal čia riebiau dar rašysiu, mažiau lygu už 20 padalinta iš 5,5. Taip, tai kaip visada dalybą tokią daryti, kai vienas skaičius, ar tiesiog kai trupmeną rašomės ir norim parašyti trupmeninę išraišką be kablelio, tai tą kablelį reikia tiesiog panaikinti, o kaip jį panaikinam, tai kadangi galim trupmenos ir viršų ir apačią ir skaitiklį ir vardiklį dauginti iš to pačio skaičiaus. Tai tiesiog jeigu padaugintum iš 10 ir viršų ir apačią, tada tas kablelis tiesiog persislinktų per čia, nes 5,5 kart 10 būtų 55.
Na ir tą pačią logiką visada daugybą iš 10 tiesiog perslinka kablelį vienetą į dešinę. Na tai galim įsivaizduoti, kad čia dauginam iš 10, čia irgi dauginam iš 10. Tada gaunam tiesiog čia 200 padalinta iš 55, kas jau yra graži trupmena, tik aišku matom, kad prastinasi iš 5, tai galim ir suprastinti, 200 iš 5 bus 40, nemeluoju atrodo, ir 55 iš 5 bus 11. Ir kadangi 11 yra pirminis skaičius, tai iš nieko jis nesidalyja be vieneto ir savęs, tai nebesuprastinsim. Tai ir gaunam tada išskiriam sveikuosius, kiek kartų į 40 telpa 11, telpa 3 kartus. Ir iš 40 atimam 3 kart 11, atimam 33 ir lieka 7 11. Na, tada vėlgi gaunam tą pačią išvadą, x mažiau lygo 3 sveiki 7 11. Na ir iš šito aiškiai galim matyti, kad kaip čia galim įpirkti tikriausiai 3 dėžutės. Na ir šitas sprendimas su nelygybė veiktų, jeigu čia būtų bet kokie skaičiai, nesvarbu kiek tų prizų ir kokios būtų kainos ir kiek būtų pinigų, kiek pinigų mes turėtum, nes visada gautum tokią išraišką, kažkokią, iš kurios aiškiai galėtum padaryti išvadą. Tai tas gerai su šito šiek tiek sudėtingesniu sprendimu, kad jis veiktų ir VBA, tarkim, jei būtų toks uždavinys su šiek tiek didesniais skaičiais. Ir jo, vis tiek tada gaunam atsakymą, 3 dėžutės kitokį sprendimą, bet vėlgi galim įsitikinti, kad tikrai ir praeitas sprendimas buvo teisingas. Jo. Tada čia tiek žinių. Tada, ką turim čia. Aha, turim stovyklavietę, kurios... O, turim ne visas kraštinės. O, čia trapecija yra, nes pagrindai lygiagretus, bet šitos šoninės kraštinės nelygiagrečios. Tai turim trapeciją ir dedam vėliavėles, eidami aplink jos perimetrą, ne? Taip, ir tada mums reikia apskaičiuoti, kiek reikės vėliavėlių perimetrui pažymėti. Jos mėgiamas kas 5 metrus, kaip parodyta antram paveiksle. Taip, ne, tai šitie brėžiniai čia toks pats kaip ir čia mums nupieštas labai patogiai. Žmonėms net nereikėjo patiems braižytis. Jo, bet kas čia įdomaus, kad turim čia dar ir mastelį įdėtą, kad 1 prie 10 000. Čia stovyklavietės planas, o čia kaip ir tikra stovyklavietė. Tai ką reiškia tas 1 prie 10 000, tai reiškia, kad šitam plane arba pirmajam brėžiny yra 10 000 kartų mažesni dydžiai negu realybėj. O mes smaigstysim tas vėliavėlės realybėj, tai realiai galim čia iš karto ir pasidauginti. Nu, iš 10 000, bet vėlgi čia atsargiai reikia, nes čia turim centimetrus, o čia turim metrus. Tai būtų gerai, jeigu mes iš karto gautum tų kraštinių dydžius metrais, ne? Taip, tai tada, na, kadangi čia turim tą ABCD ir čia centimetrais, tai gal galėtum čia, tarkim, pasirašyti visur vienetus dėl viso pikto 1 be 1, C1 D1, nes mes čia jau... Nu, vėlgi, galėtum viską skaičiuoti centimetrais ir vėliau pasiversti į metrus, bet manau, kad būtų mažiau neiškumo, aš noriu viską tiesiog pasiversti į metrus iš karto. Na, tada labai logiškai matytųsi, kad mes skaičiuojam, kad B1 C1 yra, kiek ten turim, 3 cm kart
10 tūkstančių. Na, gautum 30 tūkstančių centimetrų ir kaip centimetrus paversti į metrus, tai žinom, kad 1 metras turi 100 centimetrų. Tai tiesiog tada klausim, kiek kartų į šitą 30 tūkstančių telpa 100, tai realiai čia dalintum iš 100 centimetrų. Nu, tiesiog dalintum iš 100. Gal ne iš centimetrų, nes dingtų vienetai išsidalyja, tiesiog dalijam iš 100. Ir kai dalijam, tai tie 2 nuliai nukrenta, tiesiog tada čia turėtų būti 300 metrų. B1, C1, na, to mūsų realybės tarsi brėžinį, jeigu čia būtų realybė. Taip, tada galim pasidaryti tą patį su C1, D1, vėlgi yra. Na, čia dar galėjom rašyti vėlgi dėl gražumo, kad čia mes darėm BC dauginam iš 10 tūkstančių. Vėlgi, kadangi čia tik pupas, tai, manau, nėra čia skirtumo, bet jei norėtum maksimaliai gražiai rašyti, tai galėtum taip ir užrašyti, tai čia analogiškai tada būtų tas CD kart 10 tūkstančių ir vėlgi čia būtų tada, na, galiu kitoj būtų įrašyti, būtų 4 kart 10 tūkstančių būtų vėlgi 40 tūkstančių. Na ir analogiškai jau vėlgi čia centimetrų. Nebūtina rašyti matavimo vienetą. Na gerai, čia jau būtina, nes čia jau verčiam iš vieno vieneto į kitą, tai neparašysim. Tai negerai bus, bet dažniausiai neverčiam, tai tada tik pačiam gale galim parašyti, bet kadangi čia jau verčiam iš vieno vieneto į kitą, tai būtina nepamiršti centimetrų. Na ir ten buvo 30 tūkstančių centimetrų, yra 300 metrų, tai 40 tūkstančių bus 400 metrų. Tada analogiškai tas pats su A1, D1. Vėlgi tikriausiai čia mintinai būtų viską šitą galima rašyti, bet aš tiesiog noriu gražiai užrašyti, kad jums viskas aišku būtų, kuo aiškiau, nes čia ne kuo greičiau išspręsti noriu, o kuo geriau paaiškinti. Ir jo, tada yra tiesiog tas AD kart vėlgi 10 tūkstančių. Na ir vėlgi bus 6 kart 10 tūkstančių, čia bus tas 60 tūkstančių centimetrų arba 600 metrų vėlgi. Padalijame 100, 2 nuliai nukrenta, tą patį gaunam. tą patį reikalą. Ir tada, kaip žinom, turim 300, 400 ir 600 metrais. Galim tada nutrinti visą šitą dalyką. Kur jau nebereikės. Ir šitą. Ir jo, tik tada galiu paskrolinti, tarkim, čia, nes čia jau spręsim. Jo, vėlgi tas mūsų B1, C1, A1, D1. Tada čia galim pasižymėti. Vėlgi, kiek ten gavom. 300, 400 ir 600. Tada turim čia 300 metrų. Čia turim 400 metrų ir 600 metrų. Vėlgi, buvo galima pirmiausia su centimetrais daryti, tik vėliau pasversti metrus, bet aš norėjau taip tiesiog padaryti, taip galima ir taip. Jo, ir tada, kadangi mes reikalus darom su perimetru visos šitos figūros, šitos trapecijos, tai mums reikia rasti tą vienintelę nežinomą kraštinę, kuri yra A1, B1. Na, jeigu turėtum perimetrą, galėtum rasti iš perimetro atėmę visas kraštinės, bet neturim nei perimetro. Na, bet čia tiesiog yra labai dažnas tiesiog dalykas, kad visada, kai turim tokią trapeciją, atrodo, čia stačioji trapecija vadinasi. O, trapecijos rūšys galim net pasižiūrėti, kad aš jums nemeluočiau. Jo, lygiašonė, aišku, būna įvairia kraštė, kai nėra stačiojo kampo. Jo, stačioji trapecija, tikrai nemeluoju ir neklystu. Jo, tai žinom, kad tiesiog tada čia yra 90 laipsnių kampas. Tai analogiškai galim nusibrėžti dar vieną tiesiog atkarpą iš B1 į stačių kampų į čia kažkokį tašką, kurį irgi galėtum, kurį mums net reikia pasižymėti. Tarkim, E1 aš čia pasirašau. Tik tas 600 trukdo. Tarkim, čia pasižymė, kad E1. Koks negražus vienetas.
E1. Nu, čia žinom, kad čia 600 metrų. Jo, nu ir galim užrašyti. Vėlgi tikriausiai čia nebūtina, kadangi čia tik pupas, bet turim, kad B1, A1, nu, yra statmena, tai mūsų kraštiniai A1, D1, nu, galėtum parašyti, nes trapecija ta mūsų A1, B1, C1, D1, nu, yra stačioji. Nu, net jei nebūtų stačioji, mes tiesiog galėtum nubrėžti tokį statinį, ar taip, tai net nereikia čia tokio sakinio, net kuris nelabai logiškas, nes tiesiog mes taip nubrėžėm. Ir jo. Nu, ir turim dar tarp kito, kad tas B1, A1 yra lygiai gretu C1, D1, nes abu tiesiog 90 laipsnių sudaro su ta pačia kraštinė. Bet vėlgi čia nebūtina tuo užsiminti, bet šitą rašyti gerai, nu, kad tada parodom, kodėl čia yra tas 90 laipsnių kampas. Na ir vienas iš svarbiausių dalykų, kurios 9-10 klasėje žmonės išmoksta, gal net anksčiau, nu, bet kurios jau 9-10 turi žinoti žmonės, tai Pitagoro teorema. Pitagoro teorema sako tiesiog, kad kai turim statųjį trikampį, kurį čia ir turim A1, B1, E1, tai tada galim surasti bet kurią iš trijų kraštinių, jeigu žinom kitas dvi. Na, bet esmė Pitagoro teoremos yra, kad dviejų statinių kvadratų suma yra lygiai įžambiniai, tai yra tai trečiosios kraštinės kvadratui. Bet jo, pirmiausia, mes dar nežinom, nu, šitą kaip ir žinom, bet vėlgi reiktų parašyti. Žinom, kad reikia tiesiog susirasti du statinius, kad galėtum rasti tą mūsų įžambinę. Tai žinom, kad B1, E1 yra lygu C1, D1. Tiesiog akivaizdžiai matosi, vėlgi galėtum gal net nerašyti, bet visada man patinka pasirašyti. Matom, kad čia bus tie patys 400 metrų. Ir tada reikia surasti A1, E1. Na, vizualiai galit matyti, kad jeigu turim visą šitą A1, D1 ilgį ir turim B1, C1, tai kiek lieka ir bus tas A1, E1, tas ilgis. Tai galim tada ir pasiskaičiuoti, kad tiesiog tas mūsų A1, E1 kraštinė bus lygiai iš visos A1, D1, atimti tą gabalėlį, kurį turim viršui. Na, taip pat ir apačioj irgi būtų 300, nes čia turim stačiakampį, jos stačiakampio priešingos kraštinės lygios. Bet čia vėl tas nėra labai svarbu, galim ir viršui atimti, minus B1, C1. Na, arba E1, D1, vėlgi tas pats yra. Visiškai nėra skirtumo. Ir turim tada iš 600, atimam 300 ir gaunam tos pačius 300 metrų. Ir tada turim, kad čia yra 300 metrų, o čia yra 400 metrų. Ir tada, ja, vėlgi, galim rašyti, kad iš trikampio A1, B1, E1 pagal Pitagoro teoremą, aš jau rašysiu labai įskaitomai, man atrodo, pagal Pitagoro teoremą. Visada gerai prašyti, iš kurio mes trikampio skaičiuojam ir pagal Pitagoro teoremą, kad nieks neprisikabintų niekada. Čia tai taškų per daug padėjau. Taip, tada turim vėlgi Pitagoro teoremą, sako mums, kad yra A kvadratu plus B kvadratu, kas yra A ir B yra statiniai stačiojo trikampio. Nu, statiniai galite įsivaizduoti kraštinės prie stačiojo kampo, kurios liečiasi su stačiojo kampu, galite įsivaizduoti. O AC kvadratu yra tiesiog įžambinės kvadratas, o įžambinės stačiajam trikampiui visada yra kraštinė prieš statųjį kampą, prieš 90 laipsnių kampą. Tai šiuo atveju ir turim tada, kad mūsų tie du statiniai, kad A1, E1, nu, čia galim apskliausti kvadratu vėl, kadangi ten tos vienetus turim, plus B1,
E1 kvadratu yra lygu A1 B1 kvadratu. Na, čia gal nebūtų apskliaus, bet vėlgi dėl aiškumo, kad nesusimaišytų. Ir tada ką iš šito turim. Galim jau čia pasirašyti, kad tas A1 B1 kvadratu. Na, tikriausiai nereiktų skliaustų, nerašysiu, man atrodo. Tikriausiai neturėtų reikėtų apskliaustis, neprisimenu, kad apskliaudinėčiau. Nu, man tikiuosi neklystu. Jo, ir tada turim. Tiesiog A1 E1 yra tas 300 kvadratu plus B1 A1 400 kvadratu. O čia dideli skaičiai bus, tai gal su centimetrais biški paprasčiau būtų buvę. Bet čia turim. Ir su metrais viskas turėtų veikti gerai. 90 000 plus 400 kvadratu. 160 000. Na ir jau matosi, čia bus 250 000 sumoj. Ar iš 25 arba 2500 arba iš 25 250 000. Gražus skaičius turėtų išsitraukti. Vala, tai galvoju. 0 pamečiau. 250 000. Ja, dėl to suskaičiuotuvo. Gerai visada skaičiuot, nes vizualiai matot skaičių ir nurašyti lengviau. Nieko nepametant. Jo, turim tiek. Ir vėlgi nepamirštam. Čia yra metrai. Na ir iš šito, kadangi nepamirštam, čia turim kvadratą. Vis dar turim kvadratą. Tai tada reikia tiesiog ištraukti šaklį. Vėlgi, šiaip, man atrodo, 10 klasė šitas yra moduliai, jei neklystu. Jo, yra. Šiaip jeigu iš bet kokio skaičiaus kvadrato mes traukiam šaklį, tai šiaip nėra lygu A tiesiog, o yra lygu A moduliai. Kas yra A modulis? Tai modulis yra tiesiog, kai turim bet kokį skaičių, jeigu jis turi minusą, tai tas minusas kaip ir dingsta. Tai jeigu turim A, tai čia reiškia, kad gali būti čia plus A ir gali būti minus A, kad yra du sprendiniai. Nes tarkim, jeigu mes keliam 2 kvadratu, gaunam 4, bet jeigu mes keliam minus 2 kvadratu, irgi gaunam tą patį 4. Tai dėl to, jeigu turim lygti, tarkim, A kvadratu, šaknis iš A kvadratu lygu, tarkim, 2. Lygu 4. Ir tada mes traukiam šaknį iš abiejų pusių. Tai tada čia išsitraukia, kad A modulis yra lygu 2. Ir tada iš šito išplaukia, kad tas A1 yra lygu 2, tas A2 yra minus 2. Nes, jo, čia šita lygtis, kai x modulis lygus kažkam, tiesiog visada arba plus x būna, arba minus x, visada du sprendiniai yra. Jeigu neturim kažkokių tų apribojimų, bet šiuo atveju turim, nes čia yra geometrijos uždavinys, kuriam kraštinės visada yra teigiamas, nes negali būti kraštinės ilgis, tarkim, minus kažkiek. Tai dėl to čia nėra svarbu tas, ką čia dabar paminėjau, bet jei būtų lygtis kažkokia, ar panašiai galėtų būti svarbu. Bet čia tiesiog nėra svarbu ir tada turim, kad tas A1, B1 yra šaknis iš 250 000. Ir čia bus 500 tikriausiai, bet vėlgi, kad jums nepameluočiau. Spaudžiam skaičiuotuvą ir turim 500 metrų. Ir tada iš viso šito, ką vėl galima daug greičiau padaryti, bet aš tiesiog norim pilnai parodyti, kaip viskas veikia, kad nebūtų jokių klausimų ir viskas būtų aišku. Viską išsprendėm. Ir tada čia turim tiesiog 500 metrų. Ir tada turim visus duomenis, kurių mums reikia, kad skaičiuot perimetrą. Tik jo, jeigu mes jas kas 5 metrus taip badom,
Tai pirma mintis man šaus į galvą buvo, kad per metrą vieną apskaičiuot neužtenka, nes tarkim, jei turėtume kažkokią įsivaizduojamą situaciją, kur, tarkim, čia turėtum ilgį 9 metrai vienos kraštinės, ne, o kitos, tarkim, 6 metrai. Tai jeigu mes kas 5 metrus badytum, na jau čia būtų nelogiška, ne, bet čia turėtum pirmą vėliavėlę, tada už 5 metrų čia turėtum antrą, jau trečia netilptų, nu tik tas aišku, du būtų. Kažkur čia trečia netilptų, nu bet aišku nebūtų logiška, nes realybėje mes tos kampuose turėtum visada turėti, ne. Bet jeigu, tarkim, taip badytum, kaip jie sako, kas 5 metrus, tai čia tilptų tik 2 vėliavėlės. Nu, ir tada čia badytum, vėlgi čia badytum vieną, pačioj pradžioj, būtų čia vėl viena, ir tada už 5 metrų būtų antra. Nu, tai čia taip gautųsi keistai, kad čia 4 vėliavėlės, bet tas 9 plus 6 būtų 15, jeigu mes tą 15 dalintum iš 3, nu, tai gautųsi kaip ir 3 vėliavėlės. Na, labai kažkaip durnai skaičiuotųsi, bet kodėl šitas čia nėra svarbu, nes kaip matom, visos tos kraštinės dalijasi iš 5, tai gražiai pasižymės viskas. Bet vėlgi, tada reiktų atsargiai, galvoju, neįskaičiuoti 2 kartus, nes jei mes einam per kraštinę, tai čia kadangi dalinsis iš 5, tai mes jau prismaigstysim, įdėsim ir pradžioj, ir pabaigoj. Tai šiaip pagal logiką reiktų atsargiai neįskaičiuoti po 2 kartus tų vėliavėlių, kurios yra kampuose pagal visą logiką. Tai kiek čia bus tų 2 kartus įskaičiuotų, nu, bus 4, tada jeigu mes visą perimetrą dalinsim iš 5, tai realiai reiktų atimti 4 iš galutinio atsakymo, bet aš nežinau, ar jie tą daro atsakymę. Nes gal čia per daug aš sudėtingai galvoju. Bet pagal visą logiką turėtų taip reikėtų padaryti. Na, bet pažiūrėk. Pirmiausia, perimetrą apskaičiuokim. Perimetras yra visų kraštinių suma. Vėl galėtum surašyti, kad yra A1 B1 plus B1 C1 plus C1 D1 plus A1 D1, bet nebūtina. Tiesiog suvedam 300 plus 400 plus 600 plus 500. Čia yra 700, čia yra 1100. Turėtų būti 1800 metrų. Vėlgi 1800 padalijam iš 5. Na, kol kas nedalijam, tarkim, jei skaičiuotum vėliavėlės, būtų tas perimetras iš 5 arba 1800 iš 5. Čia turėtų gautis apie 360, atrodo. Paėtus. Jo, gautum kaip ir 360 vėliavėlių. Bet vėl pagal visą logiką, vėl jeigu pažiūrėtum, jei čia būtų, tarkim, 10 metrų, nu, gerai, čia 20 metrų vėl visiškai nerealistiškai, mes gautum, kad čia yra 2 vėliavėlės, čia yra 4, o jas realiai dėtum, tai realiai būtų biški kitaip. Nors, pala, gal ir ne. Ne, čia būtų viena, čia būtų antra, čia būtų trečia, nors mes įskaičiavom, kad šitai tik 2. Ne, pala, gal viskas ir gerai. Nes čia jau padėjom 2, mes tada neįskaičiuojam tos galinės, nes įskaičiuojam, kad ją dedam pradžioj. Įdomiai, tada čia 4, nes čia dėtum 3, 1, 4, nu, aš gal kitais taškai žymėsiu, kad būtų aiškiau 1, 2. Nu, ir dėtum tą 3, bet su mūsų dalyba čia įskaičiuotų tik 2, vėlgi, tik 2. Bet teoriškai padėtum 3 ant šitos, nors ta būtų tokia ribinė. Nu, ir tada eidami per kitą, jau čia nedėtum, nes čia jau padėta. Tada čia dėtum tą mūsų 4, čia 5, čia 6 ir čia 7. Na, tai čia ir gautum tas mūsų 4.
pala, čia būtum padėję 5, bet apskaičiuotum tik 4, nes neįskaičiuotum šitos. Bet realybėje mes jau padėjom 7 ant šitų dviejų kraštinių. Mūsų tas atsakymas 30 iš 5 mums būtų davęs tik 6. Bet tada, jeigu vėl eitum ratu, tarkim vėl čia. Nu gerai, dėl paprastumo, čia visur po 10 padėkim. Čia būtų 7, čia padėtum 8, čia padėtum 9. Čia šitas vėl duotų plus 2, šitas davė, ne, plus 4, šitas davė plus 2. Ir tada, kadangi čia vėl tik 10, čia jau padėta, dėtum čia tą mūsų, vėl čia 10 buvo metrų ilgis, čia 9, čia 10 vėliavėlė. Ir kadangi ten padėta, jau nedėtum. Tai iš viso 10 vėliavėlių gavom čia, ne? O mūsų perimetras čia būtų buvęs 10 plus 20 plus 10 plus 10. Na, čia turim 50 metrų. Ir padalinti iš 5 ir gaunam 10 vėliavėlių. Gerai. Tada įsitikinom, kad tikrai nereikia čia nieko atimti ir niekas nesikartos. Nes man intuityviai nebuvo taip aišku, kad tikrai čia nereikia nieko atimti. Nes visada tokie būna ribiniai tokie atvejai. Kartais bent jau. Bet šiuo atveju matom, kad logika vis tiek veikia. Bet nėra taip intuityvu, kad viena kraštinė neįskaičiuoja paskutinės vėliavėlės, bet ją įskaičiuoja kita kraštinė. Taip visai įdomu. Dėl to visada gerai pasitikrinti su tiesiog mažais duomenim, ar tikrai veikia ta mūsų matematikos logika, kurią pritaikėm. Nu, galėjau čia visur po 10 metrų dėti, būtų paprasčiausia, aišku, nes tas 20 biškį laiko išvaistė. Bet matom, kad vis dėlto veikia logika, nereikia nieko atimti, kas man nebuvo taip aišku, bet dabar tikrai aišku ir įsitikinęs tuo, tada drąsiai galiu rašyti. Čia mūsų ir klausė, kiek reikės vėliavėlių, tai ir gavom atsakymą, kad reikės 360 vėliavėlių. Bet visada įdvejojat, ar veikia, tai kažkaip, jeigu įmanoma, pasitikrinti reikia. Ir tada įsitikinom, kad veikia, jeigu būtum gavę, kad neveikia, būtum atėmę ten kažkiek tų vėliavėlių, kurios kartojasi. Jep, ir atsakymas ir yra teisingas. Nu, uždavinys šiaip gana paprastas, bet reikia įsitikinti, kad veikia ta logika ir čia nepridėliosim, neįskaičiuosim dvigubai kažkurių vėliavėlių. Nu, jeigu kažkas net nepagalvoja apie tai, nu, tada gerai, nes šiuo atveju nėra svarbu. Bet galėjo būti svarbu, net 5 taškai galėjo būti, tarkim, vienas ekstra taškas, jeigu kažkaip būtų buvę kažkokia kita sąlyga, kur reikia atimtas kampinės vėliavėlės, tarkim, nes jos visos 2 kartus įsiskaičiuotų. Bet, tarkim, 1 tašką būtų galima buvę prarasti. Bet šiuo atveju viskas gana paprastai ir jau 360 vėliavėlių. Taip, tada turim laužavietę. 6 metrai skersmuo. Barstom ją smėliu. Nu, smėliu tai visą tą jos plotą apibarstom. Tikėtina. Ir klausia, kiek reikia smėlio. Jeigu 1 kvadratiniui metrui reikia 3 kg ir pi 3,14. Ok, tai čia viskas gana paprasta, reikia tiesiog žinot, kad čia yra skritulys. Nu, jei nežinot, tai apskritimas yra kaip ir skritulio perimetras. Kaip ir šitas dalykas aplinkui yra apskritimas, o tas visas dalykas su jo ploto yra skritulys. Tai čia, kadangi mums reikia sužinoti, kiek šito smėlio išbarstom per visą jo plotą, tai tiesiog reikia skritulio ploto formulės, kurią, man atrodo, taisyklių lape gali atrasti, neprisimet formulių lape tiksliau. Turėtų būti, kur turim, nejaugi nėra, net turim skritulio išpjovą. Nu, čia matosi, kad pi r kvadratu yra ta skritulio plotas, bet atskirai nėra duotas skritulio plotas, kiek matau.
Jo, atskirai lyg ir nerašo žmonėms. Nu, bet skritulio išpjovai reikia tada pamatyti, nu, jei neprisimenat, kad tiesiog per kvadratu yra skritulio plotas. Jo. Kažkaip galvoju, kad bus atskirai, bet atrodo nėra. Tikrai nėra. Na, įdomiai, bet yra kaip ir kitam dalykai įdėta, tai pamirštam galit prisimint, kad jį ten užkoduota šiek tiek. Bet jo, pirmiausia galim surašyti, kas čia yra duota. Duota, kad skersmuo yra 6 metrai, tai skersmenį žymėm D mažąja raide, jis yra 6 metrai. Bet formulėse D nefigūruoja, tai yra skersmuo nefigūruoja. O jei neprisimint, kas yra skersmuo, tai jei tiesiog per centrą eitų kažkokia styga. Nu, styga tai yra, kaip paimam bet kokius du taškus apskritimo ir juos sujungiam, tai gaunasi styga, tai styga einanti per centrą yra mūsų tas skersmuo, jos ilgis yra kaip ir skersmens. Tai jo, spindulys yra tiesiog, jeigu paimtum bet kokią stygą, atkarpą nuo centro iki bet kokio apskritimo taško, tai ten visur būtų spinduliai. Čia visur, tai yra spinduliai. Tai pagal šitą logiką, jeigu neprisimenat, galit prisiminti, kad tas skersmuo yra dvigubai ilgesnis už du spindulius, nes jį ir sudaro du spinduliai. Tai tiesiog iš šito mes galim išplaukę padaryti išvadą, kad tas spindulys, formulę galim užsirašytas, yra skersmuo iš 2. Yra tas 6 padalinta iš 2, šiuo atveju bus 3 metrai, būtinai nepamirštam. Spindulį žymėm R mažąją raidę. Ir tada, kai turim viską šitą, galim užsirašyti formulę, kad S mūsų to skritulio, SS, arba S skritulio, yra pagal formulę pi R kvadratu. Ir galim čia įsistatyti vėlgi. Gal čia dar nereikia, nes visada tą pi, jeigu prašo apvalinti, tai gerai apvalinti, kai jau būtinai reikia galutinį atsakymą pateikti. Tai šiuo atveju čia būtų tiesiog 3 kvadratu kart pi ir gaunam tiesiog 9 pi ir būtinai matavimo vienetą nepamiršta metrai, kadangi čia plotas, tai kvadratiniai metrai būtinai. Jeigu reiktų atsakymo, tarkim, koks čia plotas, galėtum čia tada įsistatyti. Čia galėtum rašyti apytiksliai ir tada įsistatom 9 kart 3,14, nes pi yra begalinė. Be galo daug skaičių kablelio realybėje yra, tai dėl to čia visada apytiksliai rašyti yra tiksliau. Bet jo, kadangi čia nereikia, tai visada gerai pi palikti, kiek tai galima ilgiau. Ir čia ko mūsų klausia, kiek smėlio reikės, jeigu vienam kvadratiniam metrui reikia 3 kg smėlio. Tai kaip ir čia mums reiks įsistatyti apie ar taip. Tai gerai. Tai galim vis dėlto čia iš karto įsistatyti 9 kart 3,14. Ir tada bus lygu. Paskaičiuojam. 28,26 kvadratiniai metrai. Ir vėl tada turim, kad vienam tam kvadratiniam metrui reikia 3 kg smėlio. O čia turi 28,26. Kadangi čia vienas, tai tada tiesiog galim padauginti iš 3. Galėtum taip pat ir proporciją darytis, kad 28,26 kvadratinio metro reikia x, bet per proporciją ir gautųsi tas pats, kad x tiesiog yra tas 28,26 kart 3. Tai, jeigu jau užrašiau, jas galiu ir palikti. Galim įsitikinti to x kilogramų. Ir tada turime šito, kad x-as, galiu net to pačio įrašyti. X yra tada, kryžminių narių sąnauga vėl yra lygia, kadangi čia proporcija. Kuo gerai, kad šitas sprendimo būdas veiktų, net jeigu rašytų, tarkim, kad 2 kvadratiniams kilometrams reikia
ne kilometrams, 1 kvadratiniams metrams reikia kažkiek kilogramų. Tada su proporcija irgi veiktų, bet taip pat galėtum susirasti, kiek ir vienam reikia ir tiesiog padauginti. Bet vėlgi, tie kryžminiai nariai yra tas 3 kart 28,26, na, dalinam iš 1, kas nieko nedaro, bet vis tiek techniškai galim užrašyti 28,26 ir gaunam. Turėtų reikėti 84,78 kilogramų, bet tada visada reikia skaityti sąlygą. Prašo mūsų atsakymą pateikti kilogramų tikslumu. Tai reiškia, kad reikia suapvalinti iki vienetų. Apvalinam labai paprastai iki vienetų, tiesiog pagalvojam, koks yra sveikasis skaičius. Tai yra skaičius, kurio skaičiuojam daiktus. Skaičius be jokio kablelio yra arčiausiai šito skaičiaus. Na ir čia matom, kad 85 yra daug arčiau negu 84, tai apytiksliai ir reikės 85 kilogramų. Ir tada atsakymą pateikiam kilogramų tikslumu, be jokio pi, nes mums prašė pi laikyti 3,14 ir lygiai tiek žinių, jei neprimilavau. Ir jo, neprimilavau, atsakymas tikrai 85 kilogramai. Tiek žinių, man jau baiginėsi vanduo, tai tikėkimės, kad liko vienas uždavinys. Nes kitaip reiks įsipilti vandens. Fuck, liko 2 uždaviniai. Na gerai, 2 taškų uždavinys šitas, tikėkimės, kad greitai išspręsim. Na, arba tiesiog nueisiu įsipilti vandens, ne problema. Gerai, turim, ką turim? Turim 10-okus, 16 iš A, 20 iš B. Už Lauro priežiūrą bus atsakingi 2 mokiniai, 1 iš A ir 1 iš B, po 1 iš kiekvienos. Kiek tokių porų galima sudaryti? Čia labai paprastai, tiesiog įsivaizduojam tą mūsų porą. O tarkim, mūsų pora, tarkim, yra, kaip ten, yra, tarkim, A ir B. A žmogus ir B žmogus. Tai tiesiog, kaip veikia, tai yra kažkiek būdų išsirinkta mūsų A žmogų. Nagi yra 16 mokinių, tai renkamės kažkokį 1 iš 16. O B žmogų 20 yra mokinių, tai iš 20 kažkurį vieną pasirenkam. Tai labai paprastai tiesiog. Sudaugint galim ir gauti kiek iš viso yra būdų. O kaip to įsitikint, jeigu visiškai pirmą kartą mato tokį uždavinį ir kosmose esat? Tarkim, jeigu turėtum, tarkim, raides ir skaičius. Ir reiktų klaustų, kiek įmanoma, tarkim, porų sudaryti. Tarkim, iš 4 tokių raidžių ir tokių skaičių. Tai kaip veiktų, galėtum pabandyti išrašyti viską. Galėtum, tarkim, A ir žiūrim. Aha, A su 1 sudarom. A su 2. A su 3. Ok, tada tas pats būtų su B. B su 1. B su 2. B su 3. Na ir čia reiktų atkreipdėmėsi, kad negi ten ta pora žmonių, tai nesvarbu, ar yra, tarkim, A1 ar 1A. Jeigu, tarkim, sodintum į kokią nors autobuso, kokias nors sėdynės dvi viena greta kitos ir ten būtų skirtumas, tada gal iš 2 reiktų dar visą atsakymą padauginti. Bet šiuo atveju, kadangi nesvarbu, tai matom, kad kiek šitas A sudarė variantų galimų, 3 su tuo visu kiekvienu. Iš tų kitų, tai taip pat ir B. Ir čia šitą visą ir darytum tiek kartų, kiek čia būtų N šitų raidžių. Tai jeigu būtų, tarkim, N raidžių ir M skaičių, tai iš viso ir gautųsi tas atsakymas N kart M, tarkim. Tai čia taip pat tiesiog labai paprasta ta logika, kad viso porų yra, galim užrašyti, iš kur čia gaunam tos skaičius, kad, yra būdų pasirinkti, tarkim,
A klasės mokiniai. Čia labai ilgas sakinys. Nu, kart padauginti, na, iš tų būdų pasirinkti B klasės mokinį. Taip rašysiu nelabai gražiai, bet, nu, esmę suprantat. Ir turim tada, kad iš A klasės yra 16 būdų tą vieną pasirinkti, iš viso 16 mokinių. Ir iš B klasės yra 20 būdų tą vieną pasirinkti, 20 skirtingų mokinių. Ir tvarka nesvarbi, čia nesodinami jokias kitas kairės dešinės ar panašiai. Sako, kad žmogus vienas kairė ar dešinė nesvarbu. Nu, čia vėlesnėse klasėse labiau pradeda ta tvarka būti svarbi, 10 gal net nelabai yra uždavinių, kur tvarka svarbi. Žodžiu. Ir tiesiog tada čia gaunam 320. Na, tų porų galimų. Tiesiog labai paprastai. Paprasčiausia logika. Keisto, kad taip toli toks uždavinys. Jo, atrodo, kad neprimelavo. Sakymas 320 porų. Ir pažiūrėm, ar tikrai jums neprimelavau. Ne, tiesiog 320. Net nėra labai ką čia aiškintam sprendime. Tiesiog paprasta logika taip ir veikia. Jo, ir tada turim sunkiausiai uždavinį 5 taškų. Palauk, turėjom 5 taškų, ne? O šitas buvo 5 taškų. Jo, nu čia reikia irgi su to masteliu ir tą Pitagoro teoremą. Turim paskutinį uždavinį irgi 5 taškų. Taip, turim parabolės formos tunelį. Turim duomenų. Turim aukštį, turim plotį ir mūsų klausia, ar galėtų šitas sunkvežimis čia pravažiuoti kažkaip šitaip. O tai akivaizdu, kad savo čia ilgiu jis telpa. Tai vienintelis klausimas, ar jis kažkaip čia neišlys iš to tunelio kažkaip, ar nebus jis per aukštas. Tai kaip tą išsiaiškint? Nu vėl, kadangi čia turim parabolę, o žinom, kad parabolė yra kvadratinės funkcijos grafikas, jie atrodo tiesiog ax kvadratu plus bx plus c, kaip pilnoji kvadratinė lygtis. O kai ten lygu 0, tada sakom, kad sprendžiam tos kvadratinės lygtis. O čia tiesiog nebūtinai lygu 0, čia turim, kad y arba f nuo x mūsų yra lygu tokiai funkcijai, bet mes čia kol kas nieko nežinom. Nežinom nei a koeficiento, nei b, nei c. Bet jeigu žinotum, tada, tarkim, mes jeigu su šito x-u, na čia aišku 0 būtų tos ašies. Jeigu mes paskaičiuotum mūsų parabolės reikšmę šitam taške su šito x-u, nu ir tada gautum čia, nežinau, tarkim, kas 4 metrus, kad šitas taškas yra y reikšmė su šituo x-u dideliu yra 4, tada galėtum daryti išvadą, kad telpa, tarkim. Nes čia x bus 1,3 metro. Na, nes aiškiai šia per vidurį važiuoja, nes logiškiausia mums jei norim pratilpt, važiuoti per vidurį. Aišku, realybėje negalim važiuoti per vidurį. Na, bet tada irgi būtų išsprendžiamai, čia kokios nors kelio būtų pusės, čia tarkim dešinė kelio pusė irgi bandytum kažkaip pravažiuoti. Bet čia mums rodo, kad jis per tą vidurį važiuoja, tai tiesiog tas ilgis pasidalyja iš 2. Tai jo, turim x, su kurio reiktų skaičiuoti reikšmę ir tada tai reikia mums sužinoti mūsų parabolės, kokie yra koeficientai. O kas nėra taip paprasta, reikia mums tada turėti kažkokių taškų tos mūsų parabolės. Ta galiu palikti viršui užrašą ir tada galim žiūrėti, kokius čia turim taškus. Ne? Taip, tai turim šitą dalyką, kad čia yra 4,5, tai čia irgi yra 4,5. Ir vėlgi čia galite atpažinti, kad yra koordinačių plokštuma, tai čia, kadangi susikerta tos dvi ašys,
Tai čia yra 0, 0 šitoj vietoj pačiam centre. Tai čia x yra 0, o y yra 4,5 šito b taško. Tai turim, vėlgi gal paisiu. Nu gerai, galiu čia rašyti. Turim tašką b, taškas b, bet koks taškas, primenu, kad yra formos, tarkim, čia galiu rašyti x ir y. Tai turim tašką b. Ir tiesa, jūs gal nematot f nuo x per mano kamerą. Jo, gal šitoje vietoje gal iš vis jūs nieko nematot. Bet jo, ką ten buvo užrašęs, kad turim funkciją f nuo x, kuri lygi y ir yra lygi ax kvadratu plus bx plus c. Ir mums reikia surasti a, b ir c, kad rast kokia čia yra ta kvadratinė funkcija. Ir turim tašką tokios formos ir žiūrim, kokius turim taškus. Gal net čia geriausia rašyti turiu tada b, kurio x yra 0. Vėlgi, nes ten yra 0, 0 taškas, o dažniausiai būna turim 0 ir žinom, kad čia aukštas 4,5, tai čia irgi 4,5, 0, 4,5, tada kokius dar turim taškus, aha, turim c tašką. Na, c taške matom, kad turim AC yra 6, bet vėl, kadangi parabolė yra simetriška per o y ašį, jeigu perlenktum, tada būtų tas pats iš abiejų pusių, tai iš to išeina, kad visada šitie gabaliukai 2 yra lygus ir žinom, kad iš viso yra 6. Tai per pusę būtų tiesiog 3, tai tada mūsų tas taškas C, jo x būtų 3, čia labai gražiai skliausta parašiau. Būtų 3, o y tiesiog 0, nes visų taškų einančių ant x ašies, jų visų y yra 0. Ir tada turim dar, kad turim dar tašką A, su kurio būtų visiškai tas pats, tik į priešingą pusę. Tada reiktų atsargiai žiūrėti, nes kadangi žinom, čia yra y ašis, tai į kairę nuo y ašies visi x neigiami, o į dešinę visi teigiami, tai A jau būtų nebe 3, o jau būtų minus 3. Tai reikia atsargiai nesumaišyti. Na, nes jeigu rašytum 3, 0 būtų tas pats taškas, bet matom, kad čia ne tas pats, o priešingoj pusėje. Ir y irgi 0 pagal tą pačią logiką. Jo, tai turim kaip ir 3 taškus, galėtum įsistatyti į mūsų šitą funkciją ir turim 3 taškus, turėtum 3 lygtis ir tada galim rastos 3 nežinomosios, nes visada kiek turim nežinomųjų, jei turim tiek pat lygčių, tai visada galim surasti mūsų nežinomosios. Jo, bet visada galim pagalvoti, jei čia statysim vietoj x', tai jo, čia gausis skaičiavimai, gausis lygtys normalios, tik šiuo atveju, jeigu b turim x0, tada išsiprastins a ir b, ir tada iš karto c galim gauti, tai vietoj to, kad čia daryti lygčių sistemą su 3 lygtim, galim tiesiog pirmiausias b tašką apskaičiuoti, pažiūrėti į b tašką ir pagal jį turėtum C galėt rasti. Bet vėlgi, jeigu skaičiuojam iš taško B, pasižiūrim. Turim tada tą mūsų funkciją. Vėlgi turim jos tą formą, tą vietoj. Nu, galėtum čia netvarkingai rašyti, kad f nuo 0. Tai mūsų funkcija su x0 ir yra tada a kart 0 kvadratu plus b kart 0 plus c. Ir turim iš šito taško, kad lygu 4,5. A, kadangi a kart 0, 0 kvadratu 0, tai čia gausis 0, b kart 0 irgi gausis 0. Tai šito mums ir lieka tiesiog, na, čia galiu net nerašyti naują eilutę, išplaukia, kad ir lieka tiesiog, kad c yra 4,5. Labai paprastai, labai gražiai. Tai jau žinom, kad
C yra 4,5 iš taško B, labai gražiai paprastai susiradom. Ir tada vėlgi iš taško C galim pasirašyti lyg tai. Tada bus F nuo 3. Bus jau čia sudėtingiau, bus A kart 3 kvadratu plus B kart 3. Na, C jau žinom yra 4,5. Galim vietoj C statyti skaičių lygu 0. Na, čia galim susitvarkyti. Matom, kad 3 kvadratu bus 9, tai čia gausis 9A, B kart 3 bus plus 3B. Na, ir tą 4,5 galim perkelti į kitą pusę, gausis lygo, ir kai keliam per lygo, pakeičiam ženklą būtinai, lygu minus 4,5. Ir tada lieka tik iš taško A paskaičiuoti, kokią ten gausim lygtį. Ten bus funkcija su minus 3, F nuo minus 3. Bus labai panašiai, bus A kart minus 3 kvadratu plus B kart minus 3 ir vėl bus plus 4,5 lygu 0. Ir vėl galim susitvarkyti, minus 3 kvadratu bus tas pats, kas 3 kvadratu bus 9A. Na jau atsargiai reikia, B kart minus 3 bus minus 3B, nes pliusą su minusu dauginam, duodam minusą, nes plus B dauginam su minus 3. Tai čia minus 3B. Ir lygo. Vėlgi 4,5 perkeliam į dešinę, minus 4,5. Taip, nu ir galiu padaryti vietos laisvos. Vėl jeigu kažką nutryriau, norėsit pasižiūrėti, galėsit atsisukti YouTube. Turim tada dvi lygtis. Turim 9A plus 3B. Yra lygu minus 4,5. Ir kitą labai panašią turim 9A minus 3B. Irgi yra lygu minus 4,5. Taip. Atrodo įdomiai. Ar taip gali būti? Ar padariau kažką blogai? Ne, bet atrodo viskas logiškai. Pažiūrėsim, gal kažkur pridariau nesąmonę, bet atrodo gali būti. Nu, tik tada čia turėtų būti šitie dalykai lygus. O ir galbūt, bet tada 0 čia bus tikriausiai. Bet, žodžiu, nesvarbu. Tarkim, kol kas asuminkim, darykim prielaidą, kad nepadariau klaidos ir čia viskas gerai. Ir tada turim lygčių sistemą su dviem lygtim, dviem nežinomaisiais ir daug yra būdų spręsti, bet kadangi čia matom yra plus 3b ir minus 3b, tai yra lygčių sistemų sprendimo būdai keliai, yra keitimo būdas, yra sudėties būdas. Galvoju, ar yra trečias sudėties keitimo. Gal yra ir trečias, bet žodžiu, šitų dviejų bent jau užtenka 10 klasiai. Na ir kai turim tokį priešingus koeficientus prie to pačio kintamojo, tai tiesiog galim sudėti šitas dvi lygtis ir tada gautum. O kaip veikia sudėjimas lygčių, tai tiesiog susideda, kas yra kairė ir kas yra dešinė. Ir tada gautum, kad būtų 9a plus 3b. Pridėtum 9. Nu vėl čia tarsi skliausteliuose galėtum rašyti 9a minus 3b, bet kadangi pliusas prieš skliaustelius nieko nepakeičia, tai nereikia čia skliausti. Ir tada lygu minus 4,5, vėl galėtum rašyti plus minus 4,5, bet plus minus, plusas su minusu vis tiek duoda minusą. Tai čia gaunasi minus 4,5, minus 4,5. Tada 9a galėtum suprastinti, sutraukti panašiuosius narius, galim čia į 18a. O šitie b tiesiog išsiprastina. Ir gaunam, kad 18a yra minus 4,5, minus 4,5, minus 9. Ir padalinam iš 18, nes prie a yra 18. Ir iš šito gaunam, kad a yra
A minus 9/18. Prastasi iš 9. Čia lieka 1, čia lieka 2. Minus 1/2, na arba minus 0,5. Kadangi čia visur skaičiai su kableliais, tai minus 0,5. Galim irgi su kableliu rašyti ir tada, kai turim B, tiksliau turim A, tada mums reikia susirasti kitą nežinomai, tai yra B. Vėl čia svarbiausia, kad gavom, kad A yra minus 0,5. Ar tada tiesiog galime bet kurią lygtį įsistatyti šitą minus 0,5 vietoje. Na, tarkim, galime į pirmą, nėra skirtumo. Tada gaunam, kad 9 kart minus 0,5 plus 3b yra minus 4,5. Kad nereiktų rašyti į apačią, nes jau mažai vietos likę, išplaukia, kad 9 kart minus 0,5 bus minus 4,5. Nes kart minus 1/2, tai tiesiog pasidalyja iš 2, bet vėlgi nebūtina viso šito jums žinoti, mintinai galite į skaičiuotuvą įsivesti. Nepamirštam atskliaust, nes ten jau turim minusą prie skaičiaus, tai kad nebūtų nesąmonių. Jo bus minus 4,5 A plus, tik vėl jau A nėra, nes įsistatėm vietoje, minus 4,5 plus 3b lygu minus 4,5. Tada šitas persikelia į dešinę, nes vėlgi norim. Tiesa, čia galiu užrašyti, kad A lygu minus 0,5. Ir tada gaunam, kad 3b lygu minus 4,5 plus 4,5, nes persikeliam per lygų, pasikeitė ženklas. Ir jo, 3b gaunasi lygu 0. Padalinam iš 3 ir gaunam, kad b yra lygu 0. Jo, čia taip ir galvojau, kad tai bus, nes jeigu žiūrim į šitą mūsų lygčių sistemą, tai galvojam, kaip galim čia gauti tą patį skaičių. Bet tada žiūrim, kad 9a yra tas pats, pridedam kažką ir atimam kažką ir gaunam tą patį. Tai taip įmanoma tik tada, kai 0 pridedam ir atimam, nes kitu atveju negalėtų gautis tas pats skaičius, tai labai logiška, kad b yra 0. Ir iš šito turim, kad b yra 0. Tai ir susiradom tada visus mūsų tos 3 koeficientus kvadratinės lygties. Ir turim tada, kad mūsų ta funkcija yra minus 0,5, tas mūsų a, x kvadratu, b yra 0, 0 kart x būtų 0, nieko nebūtų, ir plus 4,5, tas mūsų c. Nes vėlgi mūsų forma yra čia, šita, kur aš apibraukęs dar kartą. Tai tiesiog nėra x, o mūsų toj galutiniai išaiškai, nes b yra 0. Tik plus 4,5. Ir jo, tada mūsų vienintelis klausimas, grįžtam vėl prie brėžinio. Ar mūsų tas sunkvežimis pratilps? Vėlgi, iš brėžinio, aišku, galėtų užrašyti, kad iš brėžinio, čia nereikia, manau, kažkaip įrodyti, bet matom, kad taškas D yra vėlgi, kadangi čia yra 2,6, mes čia važiuojam centruotai, kad optimaliausiai pratilptum. O tai tas yra 2,6 iš 2. Čia galima užrašyti su trupmena iš pradžių. Ir čia y yra 0, nes vėl yra ant x ašies 0, bet tai yra tas pats, kas d yra 2,6 iš 2 yra 1,3, kaip minėjom. 0. Tai, kadangi mums reikia apskaičiuoti, ar tilptum, reikia pažiūrėti, kokia čia būtų reikšmė tos mūsų parabolės, tai nesvarbu, ar čia į tašką E žiūrim, ar į tašką D, ar taip, arba minus 1,3, ar plus 1,3 įsistačius gausim tą pačią reikšmę, nes parabolė yra simetriška pagal OY ašį. Ir jo, tada tiesiog pasižiūrim mūsų tą funkciją, apskaičiuojam nuo 1,3
su 1,3x. Ir turim tada minus 0,5 kart 1,3 kvadratu plus 4,5. Ir tada čia ištrinam. Turim 1,3 kvadratu. 1,69 ir galim iš karto dauginti. Vėl apskliaudžiam, kad minusas nekeltų problemų. Gaunam tokį skaičių, gana įdomų, minus 0. Na, čia gal iš karto galiu pridėti tiesiog 4,5, kad nešvaistyti laiko. Plius 4,5 gaunam 3,655. Na, vėl čia matavimo vienetų nereikia, nes mūsų ta funkcija metrų mums neišduoda, nes čia nematuojam kažkokią, kai būna ten kartais. O kažkiam uždavinį galėtų čia atitikti kažkokį atstumą ar aukštį ar panašiai. Bet šiuo atveju tiesiog čia funkcijos reikšmė, tai čia nebūtina tų metrų parašyti. Bet turim tada, kad mūsų tas 3,8 metrai. Turim tiesiog palyginam, 3,655 yra mažiau už 3,8. Ir iš šito galim daryti išvadą. Vėlgi mūsų klausia, ar galėtų pravažiuoti, kadangi vėlgi čia gavom šitoj funkcijai reikšmę. Tai dabar reikia vėl nenugrybaut. Tada gaunam vizualiai, kad čia yra. Šita atkarpa yra 3. Tiksliau šitas taškas. Šitas taškas, vat. Tarkim, A, B, C, D, E, tarkim, taškas F. Gavom su 1,3. Gavom 3,655. Vėl reikia neskubėti, nes atrodo čia mažiau už 3,8, tai kokia iš to išvada pažiūrėti. Tai kadangi čia yra mūsų tas tunelis tokiam aukštį, o mūsų aukštis to sunkvežimo yra 3,8, tai mūsų tas sunkvežimis būtų šiek tiek aukštesnis. Būtų kažkaip va šitaip pat maždaug. Nu, biškai žemesnis negu mano brėžinyje, bet vis tiek tada matom, kad įvažiuotum, nu, bandydami įvažiuoti į tunelį, užkabintum jau savo sunkvežimio kampus ir turėtum negalėtų pravažiuoti, nes tam taške tunelio aukštis yra mažesnis negu mūsų sunkvežimio. Tai aš tada daryčiau išvadą, kad negalėtų. Negalėtų, nes tam taške tiesiog nepakanka mums aukščio. Ir jo, pažiūrėkime, ar neprimelavau jums kažko. Neprimelavau, viskas tikrai teisingai. Tikrai įdomus uždavinys. Seniai sprendžiau kažką panašaus. Bet viskas logiška, turėjom tos 3 taškus ir tada tiesiog reikėjo išspręsti. Išspręsti lygčių sistemą su 2 nežinomaisiais. Būtum galėję ir su 3 spręsti, bet gerai visada tą C iš karto susirasti, tai turim tokį tašką. Tikrai labai įdomus uždavinys. Atrodo gyvenimiška situacija, bando sunkvežimis važiuoti per tunelį, bet neleidžia jam, galėtum pastatyti ženklą prieš šitą tunelį, kad ten, tarkim, nuo kažkokio aukščio nevažiuotų į tunelį žmonės. Jo, bet ar taip parašom tada atsakymą. Negalėtų. Įdomus tikrai uždavinys, 5 taškai tikrai pelnyti. Tikrai pelnyti. Net pavargau spręsdamas.